Nu, sveiki, kaip jūs galvojat, dėl ko čia išrakeltos kėlė kopūstį? Ogi bus balondelė. Nu, va, įmerkel tau kopūstį į verdantį vandenį, tepštai nors tau tas kurelis po vėjin po kiet. Nu, kiet aš girdėjau šaldą, bet aš kadangi karšs vyrs, aš tep nors tau po karštą vandenį. Nu, va, sudėjau vis kopūstelis nuplikim, sumuoju tik šaldą, kad neatvėstų. Nu, į marš farš. Farš reik susiminkit, salierus susimalt, ryšį susivirt, sėdėt prieskonių, keptų svogūnų, morkiokų į darbuotojais tolyn. Vat šitas vėlien morkelis, svogūniuks, salierus tarkaut sudėjau teisę į faršą. Nu va, faršėlis gatavs. Ko aš jau naudėjau? Dėjau kepins morkus, svogūnus, peperu jau, dėjau jaudu, kad būtų jaudas skanė daug, salierų maltų įdėjau. Nu, kad mažiau mėsos reikėtų ryžį dėjau. A čia nežinau, skanė, neskanė, aš mažą tai dedanu, aš mėgstu mėsos daugiau. Nu, tai žinių, sukam kopūstus, tai jau susitvarkom, suksim tis balonėlis. Nu, va, suvystėm į vystiklėlius ir aš dėsiu skardo jorkoj. Nežinau, aš kažkaip to petelnį nedarau, kaip sens babots kaliok darys, bet nepykstant man už to. Aš dedu jorkoj, tai tiesiog apkepu paskiau. Dedu į troškinant. Išlopau iš jorkoj, va į toks vaizdėlis. Nu, dabar dėsiu į rindel, į tą troškins, o kaip jūs galvojat, taip jau imsim, valgysim iš ko. Va, kol bolius išvirs, į laipą kunkuliau yra nei. Va, tai tepsiu sluoksnę vavaskau. Viens sloks dedu balondėlių, dedu kopūstų laptų pačių ir viršutin sloksnį, un dės tau šalmą kopūstų. Ir troškins, kol balvelis išvirs, kaip pasakiau. Va, tai galutinis rezultats. Skanaus visiem, tikrai šitą faršos ir viskas ir skanė, rauginta gorkiokų, tų marinuotų pomidoriokų. Ir visiems skanaus dalinamės, vaišinamės ir būkim laimingi.